Labas. Gyvenime tikslai, norai, manifestacija, kažkokie siekimai, viskas skamba taip gražiai. Svajonių gyvenimas, svajonių vibracija, svajonės, tikslai, bet kažkas viduje stabdo, nėra to įgyvendinimo, trūksta kažkokios realybės ir viduje vis tiek tas jausmas, kad bet aš kažkur gal nevertas esu to. Tai šiandien noriu paplėtoti temą apie įsitikinimus, apie realybę, kaip tai susiformuoja, kaip tai įtakoja ir ką su tuo daryti. Ne? Tai būtent įsitikinimai tai yra mūsų tam tikri programinės įrangos dalykai, kurie veikia mums to ir nežinant, o gal kaip tik kažką žinom. Noriu pradėti pasakojimą apie vieną iš Japonijos imperatoriškosios armijos žvalgininko antrojo pasaulinio karo metu, tai Hiro Onoda, kuris 1944 metais gavo įsakymą slėptis, kovoti ir jokiais būdais nepasiduoti partizaniškame kare. Ir jis tą tikrai labai nuostabiai darė. Tačiau 1945 metais, praėjus metam po to, Japonija pasidavė ir karas baigėsi. Tačiau šito dalyko nežinojo tik vienas šitas žmogus. Ir jis 29 metus toliau slapstėsi, kovojo už tai, kur buvo duotas jam įsakymas. Ir jis visiškai niekom netikėjo. Kiek pasiėjo jo šeimos nariai, žmonės, jau matė įvairias brošiūras, kažkokias tai dalykus, kad rodo, kad karas baigėsi, nustok kovoti. Bet jis tuom netikėjo ir 29 metus po karo pabaigties jis vis dar kovojo. Kai 1974 metais pas jį atėjo jo buvęs karo vadas, persirengė seną uniformą, tuo metu, man rodos, jis jau dirbo kaip kažkur istoriją rašė ar kirpėjų, kažkur turėjo kitą darbą. Ir jis turėjo ateiti pas jį ir sakyti, okei, žiūrėk, tu puikiai tarnavai, tu atlikai savo misiją, bet dabar gali baigti, aš tau turiu kitą užduotį. Ką tai turi bendra su įsitikinimais? Įsitikinimai yra taip kaip šitas kareivis. Kažkada, kažkurio metu jie gavo įsakymą ginti, kovoti už tam tikrą tiesą, mūsų sukurtą ar kažkokią perteiktą ir jokiais būdais nepasiduoti. Tai kad ir kaip mes manifestuojam, kažko mes trokštam, mes turim savyje kareivukų, kurie vis dar kovoja už tai, kažkokia tai prigimtinė tiesa. Ne? Įsitikinimai yra, tarkim, kaip šis medis. Įsitikinimų lygmuo yra mūsų priežastys, kodėl mes turim vienokį ar kitokį gyvenimą, tai yra pasekmė. Pakeičiant priežastis, keičiasi mūsų pasekmės. Ne? Tai tarkim, jeigu aš tikiu, kad mano tam priežastiniam lygmenį, aš tikiu, kad pinigai daro žmonės blogais. Pinigai gadina santykius. Aš savo gyvenimo lygmenyje, pasiekmėje, aš vengsiu finansų, nes jie sugadins mano santykius, jie mane padarys blogo ir galbūt mes sąmoningai to nesuvokiam, kol mes nepradedam klausinėti, tai kas čia vyksta mano gyvenime, apie ką tai. Ir tas mūsų priežastinis lygmuo irgi atsispindi tame, kad jeigu aš tikiu kažkaip tai viduje, atspindės tai mano ir išorėje. Tai įsitikinimas yra emociškai stipriai įkrauta tam tikra mintis, kuri pasikartoja nuolatos, tam tikra istorija mūsų viduje, kuri tampa mūsų tiesa. O tiesa yra tiesiog idėja, kuri apsimeta tiesa. Tai nėra tiesiog tikra tiesa, nes iš tikrųjų pagalvojat, kas yra ta tiesa. Yra kažkur absoliuti tiesa ir tinkanti absoliutiškai viskam. Tai iš tikrųjų ta tiesa, kurią mes tikime, mes matome tam tikrus ženklus, jaučiame tam tikras emocijas, suprantame kažkokią tai dalyką, galbūt pasakojame aplinkiniam savo tą tiesą, tačiau atsiranda ignoravimas ženklų, ignoravimas realybės, ignoravimas tam tikrų dalykų, kuris neina per tam tikras abejonės. Nes, suprantat, kai yra tiesa, kurią aš tikiu, tai yra man normalu, tai yra mano realybė, tai yra normalu, taip yra, aš neklausinėju, aš tom patikiu ir nebejoju tuo. Bet tai veda mus prie tam tikrų kvailų sprendimų. Kažkokiu tai priimam sprendimą, ne kaip minėjau apie finansus. Jeigu aš tikiu, kad finansai gadina žmonės,
Mano kvailas sprendimas bus, aš visais būdais, nesąmoningai, aš tuos finansus iš savęs pašalinsiu, kad tik nereiktų man patirti to santykių griūties. Ir mano ta tiesa, ji kelia tam tikro lygio kančią. Ir laisvės, ramybės nėra. Nes tai vyksta tam tikras toksai užburtas ratas, kuriame mes sukamės tam tuose pačiuose idėjose, mintise, veiksmuose, gaunam tą patį rezultatą. Finansų vis nėra ir nėra. Kad ir kaip aš stengiuosi, kad ir kaip aš dirbu, kad ir kaip prašau atlyginimo, kad ir kiek man pakyla atlyginimas, aš finansų neturiu. Kodėl? Nes yra tiesa, kurią aš tikiu, bet aš jos neklausinėju, aš ją priimu kaip normalią realybę, nes va taip yra. Aš jaučiu labiau kančią negu kad tam tikros tiesos egzistavimą. Išėjimas iš šito viso rato yra apie tai, kad mes pradedam klausinėti tam tiesos prigimtimi. Ne? Kad aš jaučiu, yra tam tikra tiesa, aš klausinėjau, kaip minėjau, finansai. Apie ką man yra finansai? Ir aš užsižymiu visus tuos variantus, kas yra man finansai, ir aš pradedu rinkti žinias apie finansus. Aš domiuosi, aš matau savo realybę, aš matau savo pasaulį, kaip tai veikia, kaip tai neveikia. Ir pas mane ateina tam tikras suvokimas, kad kažkas yra visai gali būti kitaip. Yra žmonės, kurie turi finansų, turi santykius. Yra žmonės, kurie turi finansų, bet yra geri žmonės. Tikėtina, kad ta mano tiesa buvo iškreipta. Man formuojasi visiškai nauja tiesa, kuri atneša man išminties. Ir ta išmintis man atneša laisvę ir ramybę. Ir plus aš tą išmintim galiu dalintis, nes galbūt kažkam taip pat reikalinga pakeisti tam savo tikrą tiesą. Ir iš tam tikro rato aš galiu ištrūkti, keisdama savo mintis, keisdamas į savo elgesį, savo mąstymą ir mano rezultatai keičiasi taip pat. Tai kalbant apie tiesą, kad kai mes pradedam ją abejoti tą tiesą, ieškome galbūt patvirtinimų naujų rezultatų apie tiesą, mes randame visiškai kitokius sprendimus. Tačiau, kaip tai susiformuoja? Susiformuoja per tam tikrus, pirmiausia, įvykius. Ir įvykis yra klausimas, kas atsitiko. Mano asmeniniam pavyzdyje atsiradęs įsitikinimas, kad aš nemoku elgtis su finansais. Mano pasiekoje, mano gyvenime finansų nėra. Kad ir kaip aš ką bedaryčiau, aš vengiu situacijų, kuriuose aš galiu uždirbti finansus, bet kai aš uždirbu, jie pas mane greitai aš juos išsileidžiu ir aš savo tą tiesą patvirtinu. Blemba, aš tikrai nemoku su jais elgtis. Kaip tai įvyko? Vaikystėje aš gavau finansų, dovanų per gimtadienį, didelę tokią sumą, kurioje aš juos iš manęs mama atėmė, sakydama, kad tu nemoki su jais elgtis. Atėjo įsitikinimas, aš nemoku elgtis su finansais. Kitą kartą, kai aš gavau finansų, aš juos ištaškiau ir mama vėl ant manęs sako, tu nemoki elgtis su finansais. Mano istorija, kurią aš pasakoju, jį stiprėja ir aš pasakoju tą, aš nemoku elgtis su finansais. Ir savo pasąmonėje pradėjau kartoti, tai mano pasiekmė, aš nemoku su jais elgtis, man kyla jausmas, kyla kaltė, kyla gėda ir mano tam tikrai įsitikinimas maitinasi. Taip įvyksta dėl to, kad kai vaikas yra, jis neturi tam tikros sluoksnio, kritinio mąstymo, abejojimo, ar tai tiesa ar netiesa, ką man kitas žmogus sako. Jeigu aš matau aplinkoje, kad žmonės skundžiasi, kaip sunku uždirbti finansus, kaip jie kankinasi, kad sunku uždirbti finansus, kiek jie daug dirba, kiek aš mažai mamą matau, kiek mažai tėtį matau, nes jie daug dirba. Mano įsitikinimas, kaip sunku uždirbti finansus, man kiaurai eina į mane. Nes aš nemastau, o gali būti kitaip? Gal yra kažkur kitaip? Aš tik matau savo šeimos modelį. Man tai yra tiesa mano aplinkoje. Bet kai aš augu, mano kritinis mąstymas jau yra susiformavęs, mano įsitikinimai jau tokie stiprus ir manyje gyvenantis, kad ir aš matau šeimas, kurios turi finansų, bet man vis tiek atrodo, mano gyvenime man sunku uždirbti finansus. Kitiems pasisekė, gimė palaiminga žvaigždė, kažkaip jiem geriau sekasi. Ir mano tiesa, jie nesipina su realybė. Ir taip pat kiti įsitikinimai, kad visi ir turtingi savanaudžiai yra, savanaudiška rūpinti savimi, privalu būti gera mergaitė, nes kitaip mane atstums. Vaikystėje galbūt ant manęs buvo priekė, kai aš buvau bloga, o kai aš gera, mane giria. Vadinasi, man reikia būti gerai, visados, visiems. Įsitikinimo formavimas yra, kad įsitikinimas, tam tikra idėja,
mums verčia priimti tam tikrus sprendimus. Sprendimas ateina prie tam tikro veiksmo. Veiksmas atneša rezultatą, kuris visada patvirtins įsitikinimo gyvastį, nes įsitikinimai yra sukurti tam, kad būtų patvirtinti. Jiem kito dalyko nereikia. Jie kovoja kaip kareivukai už savo gyvastį, už savo tiesą. Ir visada mes, jeigu bus pasirinkimas, pavyzdžiui, partneriai, jeigu visi vyrai yra išnaudotojai, mano sprendimas, pasirinkimas, kad ir aš matysiu gerą vyrą, aš vis tiek pasirinksiu tą, kuris mane išnaudos. Mano veiksmas bus tame, kad aš papulsiu tos santykius, rezultate mane išnaudos. Įsitikinimas pasitvirtino. Iš tikrųjų tai veikia. Įsitikinimas yra tam tikra tiesiog kaip būtybė. Tam tikra gyvuojanti, egzistuojanti esatis, kuriai tiesiog reikia maisto, energijos. Kas kartą, kai būtybė atsiduria tam tikram momente, kuris galėtų patvirtinti savo egzistavimą, mums iškelia emocijas, o emocija pagal visą tai yra energija. Nes angliškai labai gerai įsinarplėja žodis. Emotion yra emotion. Energy in motion. Energija judėjime. Ir kas kartą, kai mes patiriam tam tikro lygio emociją, mumise įsilaisvina didelis kiekis energijos, kuris reikalingas tam tikram įsitikinimui maitintis. Tačiau yra svarbus faktas, kad įsitikinimai jie yra ne tik neigiami. Maitinasi energija ir teigiami įsitikinimai. Tiesiog teigiami įsitikinimai mums duoda tą lengvumą, mums duoda tą džiaugsmą, mums kelia visai kitas emocijas. Jeigu aš turiu įsitikinimą, kad aš esu viską galintis padaryti, kad mano gyvenimas yra kaip šventė, aš gyvenime patirsiu daugiau tokių variantų, manyje kils daugiau teigiamų emocijų, įsitikinimas maitinas. Jeigu neigiamas įsitikinimas yra, pinigai daro blogį, pinigai yra blogis, aš kaskart sudursiu finansais, aš pajausiu tam tikro lygio emociją, mano įsitikinimas maitinas ir jis taip pat stipriai ir auga. Būtent vienas iš autorių, Davidas Hawkinsas, apie sąmoningumo žemėlapį yra sukūręs įsitikinimo energetinį emocijų visą grafiką. Ne, kad neigiamos emocijos, kaip mūsų kaltė, gėda, baimė, jos yra žemo lygio, jos yra žemos energijos. Ir kas kartą, kai mūsų mintis kartojasi, emocijos jos kyla žemyn, mūsų vibracijos krenta, mūsų neigiami įsitikinimai maitinasi neigiamom emocijom. Kai mes galvojam ir jaučiam teigiamas emocijas, mūsų mintis kyla, mūsų kyla energijos lygmuo ir mes vis daugiau patiriam teigiamų emocijų. Tai įsitikinimai būna dviejų pusių, teigiami, neigiami. Mums svarbiausia yra, kad mes neigiamus įsitikinimus, kurie mus stabdo, kurie mes jaučiamės blogai, kuriame mes jaučiamės užstrigę, juos transformuotume į teigiamus. Kaip tai padaryti? Padaryti galima, kai mes pradedame, kaip minėjau, klausinėti savo tiesos kilmę, tiesos tikrumą. Variantas yra, kalbant jeigu apie finansus, tas pats gali būti ir apie santykius, gali būti apie darbą, apie savęs pačio vertę. Tai kas man yra, tarkim, finansai, kas man yra santykiai, ką aš mąstau apie save ir išrašius visą eilutę tam tikrų tiesų, pradėti klausinėti, ar tai yra absoliuti tiesa, ar ten yra kitaip, ar yra pasaulio žmonių, kuriems šis įsitikinimas, ši tiesa neveikia. Tarkim, yra mąstymas, kad pinigai daro žmonės blogais, o yra žmonių turtingų ir geri. Manau, tikrai galima to rasti. Ir kaip pasikeistų, jeigu aš tuo netikėčiau, jeigu finansai manęs nedarytų blogo, kaip aš ką daryčiau kitaip. Per viename istorijoje yra pasakę, kad jeigu tu labai bijai, kad finansai padarys iš tave blogo, tai 100% tu toks niekados netapsi, nes tu turi labai akylą savęs filtrą, nes kai tu gausi finansų, tu labai pradėsi stebėti savo elgesį. Ir tie, kurie tikrai klausinėja apie savęs elgesį su finansais, jie visada taps geresni, negu tie, kurie nori finansų ir neklausinėja savęs apie tai. Tai ta mintis labai svarbi. Kitas dalykas, kad įsitikinimas nepasikeis per naktį, bet jame svarbu skirti dėmesį. Kas kartą susidūrus situaciją,
labai svarbu emociškai nekreipti tai dėmesį, nutraukti tą emocijos maitinimą ir stebėti iš šono, aš tave matau, aš matau, kad tu kyli, aš žinau, kad tu esi sena programa, ar tu man tarnauji, ar tu kaip tik man trukdai. Tai jeigu tau jinai nebetarnauja, klausimas, kaip tu norėtum tą akimirką pakeisti. Dar kitas variantas yra, kad įsivaizduok savo tobulą versiją. Kaip tobula versija reaguotų tokioje situacijoje. Tarkim, jeigu kalbant apie finansus, žmogus, kuris gauna baudą 40 eurų, tikėtina, kad save vertinantis kaip neturi finansų, sureaguos vienaip, o žmogus, kuris, tarkim, turi sąskaitą 10 000, tą 40 eurų sureaguos kitaip. Pažiūrėti, kaip galima iš kitų variacijų pusių sureaguoti į šitą visą situaciją. Išskirti dvi tiesas, kaip aš reaguoju, kai aš galbūt trūksta man finansų, kaip aš reaguočiau, jeigu turėčiau. Susilygiuoti su savo tobulą versiją. Apie manifestaciją, apie būtent kaip pakeisti savo realybę, aš pakalbėsiu tai kitose video, bet įsitikinimas svarbu yra emocinis nutraukimas, nes emocija maitina mūsų įsitikinimą. Ir paklausinėti, išskirti tą tiesą, kas yra tiesa man, kaip tą tiesą pakeisti. Labai linkiu atrasti įsitikinimų tiesas, jas transformuoti ir pasijausti lengvesniam. Jeigu kyla problemų su transformavimuose, tai aš Ernesta mielai galiu jums padėti. Galit parašyti asmeninę žinutę. Ir iki.